Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą ir tęsime siuntinuko atidarinėjimą. Siuntinukas vėlgi kaip visada iš Kinijos, štai toks nedidukas, bet labai naudingas, apie kurį aš jau kažkaip šnekėjau viename iš video, kuriame jūs galėjote pamatyti štai šitą testeriuką. Jis bus visiškai su juo susijęs. Jeigu kas nematėte apie tą testeriuką, pamatysite tam nurodėlę. Na ir žiūrim, kas čia iš tiesų atkeliavo. Taip, atsidarykime. Įsuktas biškį taip. Čia tuščia. Na, taip įpakuotas. Gal ir neblogai. Tikėkime, kad nebus pažeistas. Toks mažiukas, štai, tai yra priedas prie testeriuko, skirtas testuoti powerbankams. Štai va toks nedidukas, gražutis, padarytas būtent tranzistoriaus principu, štai gal matysis markiruotę, geriau pasukti. Taip turbūt matysis. Ir matom yra ventiliatorius, kuris aušins, radiatorius. Šitas daiktas jau nebeperkais. Turime reguliatorių, kuris leidžia nustatyti srovę. Daug pakankamai apsisukimų matau. Ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. O, čia netgi kažkoks užrašiukas yra. Kas nors gal jau gali ir išsiversti per Google, aš vėliau tai padarysiu. Jo, labai įdomi sukiuosi. Realiai labai nemažas diapazonas nuo 0, kažkiek, tai jeigu teisingai pamenu, iki 3 ampero apkrovą gali duoti. Ventiliatorius sukosi pats, kai įkaista radiatorius iki 40 laipsnių. Šičia kažkur yra davikliukas šitoj pusėje. Ir galima, štai čia yra speciali vieta, galima įrengti trumpiklį ir ventiliatorių arba iš viso išjungti visą laiką, arba įjungti visą laiką. Na, įdomus įrenginukas, pabandom gal kaip jisai veikia. Taip, mums reikės testeriuko, na ir aš pasinaudosiu powerbanku, apie kurį vėlgi galėjote matyti tame video. Taigi, jungiam testeriuką į powerbanką. O, puikiai matysis jums. Ir pasinaudosime tiesioginiu USB 2. Įjungiau. Matome iš karto 0,95 ampero apkrova eina. Bandysiu pasukioti. Štai apkrova mažinu. 0,7, 0,6, 0,5. Tai yra realiai tai, ką gali atiduoti realus USB kompiuterio portas. Sumažinkim dar. Ir principai viskas, čia daugiau sukti nebeturiu kur. 0,3 yra minimumas. Na ir maksimum aš šio powerbanko nepasieksiu, kadangi šis powerbankas nedaugiau negu 1,5 amperų tesugeba duoti. Na, pasukime bent jau iki 1,5. Didinam, didinam. Jau 1 amperas. 1,2 ampero. 1,3 ampero. Ir štai jau 1,4 ampero voltažas per žemas, nebeatitinka specifikacijų ir jau testeris mums signalizuoja apie tai. Na, pamėginkim grįžti. Tai realiai 1,35 ampero šitas powerbankas sugeba atiduoti. Na štai. Ir tai yra riba. Na ir štai tokiu būdu radiatorius su pabiškiu pradeda šilti, labai nedaug iššilęs, nors jau toks, jau šiltas, jau tu turėtų užsidegti. Štai ir sukasi mūsų ventiliatorius, pučia pakankamai gerai. Štai koks garsas galit pasiklausyti, kaip tik nutyla.
Na, tai manau vėl pradės pūsti. Sakyčiau, nėra garsus, todėl, na, naktį galbūt kažkiek trukdytų, bet šiaip principe kompiuterio fone jisai stipriai neišsiskiria. Taigi, jau su šiuo įrenginuku galima drąsiai iškardinėti powerbankus, tikrinti jų talpą. Jau tikrai jisai neperkas stipriai, jisai būtent tam ir yra skirtas, kad matuoti talpas. Na, palikti visiškai, aišku, be priežiūros, bet kokį įrenginį nerekomenduočiau. Pasižiūrėsim, patikrinsiu powerbankus, padarysiu savo baterijų naudotų, kurias vėlgi matėm ten, kaip galite nuspausti ant raidelės ten, kaip mes, iš kur jas galėjome gauti. Ir aš pamatosiu, kiek tos naudotos baterijos realiai turi talpos, pamatosiu, kiek turi talpos powerbankas iš DX.com, kuris iš tikrųjų visiškai pradėjo nelaikyti. Na, o šis mažylis pirktas iš AliExpreso ir nuoroda bus ten apačioje. Taigi, šiai dienai tiek. Tie, kas nori sužinoti, kas bus artimiausiu metu kanale, žiūrėkite Instagramą. Aš irgi įdėsiu konos šičia nuorodą į mano Instagramą ir taip pat galite surasti video aprašymę nuorodą į Instagramą. Dalinkitės socialiniuose tinkluose, spauskite like, jeigu patiko šis renginukas. Ir iki kito karto. Iki.